kviečiu stabtelti, pajausti savo kūną, pastebėti kvėpavimą, susijungti su savo širdimi. Žaiskite, pasilinksminkite, švęskite, nebūkite tokie rimti. Nežiūrėkite gyvenimą taip rimtai, jūsų sielai reikia pasilinksminti. Kuo daugiau žaisite, tuo daugiau įkvėpimo patirsite. Užsimkite kuo nors neprisirištami prie rezultato. Esate kviečiami ilsėtis ir žaisti bei išmokti daugiau linksmintis. Imkitės to, kas jūs prajuokina, tai patys geriausi vaistai. Pakvieskite draugą, su kurio galite pakvailioti, paskirkite savo vidiniam vaikui pasimatymą. Kuo geriau jums seksis atjungti savo protą, tuo lengviau sielai bus pašnibždėti svarbius dalykus ir juos vesti, ir jūs vesti. Kai ko nors užsiimate nesitikėdami rezultato, atsiranda erdvės idėjoms, aiškumui, vadovavimui ir sprendimams. Kairysis ir dešinysis smegenų pusrutuliai pradeda bendrauti. Paverskite žaidimą privalomą dienos dalimi. Suplanuokite tą dienos dalį ir paskirkite tam laiko. Praleiskite daugiau laiko darydami, ką mėgstate. Vien dėl to, kad tai jūs džiugina ir uždega. Jei atrasite tai, kas jūs uždega, nušviesite pasaulį savo vidinę šviesą be pastangų. Švitėdami esate vienyje su savo dvasia. O kai esate su savo dvasia, jūs susiliejate su savo gyvenimo tėkme. Kaip jūs žaidžiate, kaip linksminatės, kas jūs įkvepia. Jei pastaruoju metu sunkiai dirbote, metas atšvęsti savo pasiekimus. Neskubėkite prie kito darbo, surenkite vakarėlį, išvykite atostogų ar tiesiog pasilinksminkite. Išskleiskite savo šviesą veiksmu. Daugiau linksminkitės, daugiau žaiskite, švęskite savo pasiekimus.